Esu Tomas ir dėstysiu bepiločių orlaivių valdytojo programą Techin mokymo centre. Šių mokymų metu mokiniai išmoks teisinių bazių, išmoks valdyti, operuoti, paruošti droną skraidymui, išmoks filmavimo įgūdžių, taip pat jie išmoks naudoti ir valdyti industrinius dronus ir jų programinį įrangą. Mes tiek skaitysim tiek su standartiniais kino dronais, kitaip vadinamas cine dronais, tiek pat su FPV, juos mokinsim ir sukonstruoti nuo nulio, tai reiškia paimamės motorus, paimam varikliukus, valdymo kontrolerius, juos sujungiam, sulituojam, programuojam. Taip pat Techin mokymo centre mes kuriame bendruomenę, kur mes renkame dronų entuziastus, kurie galėtų pasidalinti tiek savo patirtimi, tiek savo padarytais darbais, gal net kartais ir vykdyti bendrus projektus. Kiekvienas bepiločių orlaivių valdytojas privalo turėti licenciją pagal kategoriją, kokią droną valdo, pagal jo svorį, pagal kitus reikalavimus. Po Techin mokymų mokiniai bus pasiruošę laikyti egzaminus licencijai gauti. Valdyti droną reiškia įgyti konkurencinį pranašumą. Tai aktualu kiekvienam į darbo rinką išeinančiam žmogui. Dronai šiuo metu yra plačiai naudojami įvairiose srityse, kaip filmavimas, žemės ūkis ir statyba, o taip pat ir infrastruktūros inspektavimas ar netgi gelbėjimo darbai. Įgijęs dronų valdymo įgūdį žmogus gali dirbti operatorium, techniku, kurti vizualinį turinį, atlikti matavimus, inspektavimą ar netgi įkurti savo verslą, kur teiks specializuotas paslaugas.